Žinau, kad čia ne egzaminas. Baisu. Laukiu, kas bus baisiau. Kas bus baisiau. Esu vedusi paskaitą vienam studentui, kuris beveik miegojo. Taip va. O tenka sapnuoti darbus arba studentus? Visada. Mėgstat, šiaip iš esmės mėgstat pasijuokti, tai tokia labai linksma atrodo. Dar baisiau, aš biškai iš jų taip lengvai pasityčiuoti mėgstu. Bet jie nepyksta. Sveiki, aš esu SMK aukštosios mokyklos lektorė Eglė Morkūnienė. Mano gyvenimo moto – svarbu įsivelti į mūšį, o paskui jau žiūrėsim, kaip ten bus. Eglė, jūsų užduotis. Jūs turite 2 korteles, esu, nesu. Aš jums sakysiu sakinį ir jeigu esate, tai dariusi pakelkite kortelę esu. Jeigu nesate to dariusi, pakelkite kortelę nesu. Pamiršau studento vardą viduryje pokalbio. Gal ir buvo kada. Nustebau, kai tam tikras studentas taip gerai atliko užduotį. Esu. O taip dažnai nutinka? Retai, bet aš tada jau pradedu įdėmiau tikrinti. Į studento laišką atsakiau 3 ryto. Ir 4 yra buvę. Esu studentams pasakiusi, kad nėra kvailų klausimų ir paskui to pasigailėjusi. Ne, gal nesu. Vien protingi studentai pas jūs. Aš labai toleruoju. Jeigu jie garbingi, tai viską gali sakyti. Bet būna, kad priverčia nusišypsoti. Tai mes ištisai žengiam. Esu juokusis iš studento pateikto kūrybiško, bet nelogiško atsakymo. Esu iš studentų gavusi dovaną, kuri mane tikrai nustebino. Esu. O ką gavot? Oi, visko. Tušinukų esu gavusi. Knygą esu gavusi. Nu jau čia apie gėlės mes nekalbam, bet taip. Esu vedusi paskaitą auditorijoje, kuri buvo beveik tuščia dėl gero oro. Esu vedusi paskaitą vienam studentui, kuris beveik miegojo. Visi kiti nuotolyje, o jis vienas online. Jis taip va. Esu sėdėjusi automobilyje, nes laukiu, kol baigs groti mėgstamą dainą. Taip. Bet mėgsta dainuoti? Taip. Aš ir šoku važiuodama. Esu kalbėjusi su savo augalais, kad jie geriau augtų. Taip. O tai gal ir vardus turi jūsų augalai? Ne, augalai vardų neturi, bet yra pinigų medis, tai faktas aš jiems sakau, nu supratau, čia šakeliai nudžiūvo, nes aš išlaidavau, bet dabar, va ta kur noksa, tai čia ateina pinigai. Tai taip sakau, auk. Esu nukritusi viešai ir apsimetusi, kad taip ir turėjo būti. Esu nukritusi viešai, o kaip tuo metu jaučiausi, tai nežinau, nes buvo baisiai gėda turbūt. Esu iš studento girdėjusi, ar ši tema bus egzaminė ir išgirdusi visą auditoriją atsidūsta. O taip, čia pastovus variantas. Esu pasiklydusi mieste, nors naudojau navigaciją. Taip. Navigacija nėra jūsų geriausias draugas. Ne. Esu juokusis taip stipriai, kad pradėjau kosėti ir verkti. Yra buvę. Šiaip iš esmės mėgstat pasijuokti, tai tokia labai linksma atrodo. Dar baisiau, aš biškai iš jų taip lengvai pasityčiuoti mėgstu. Bet jie nepyksta. Tai iš esmės jūsų paskaitose nėra liūdna. Na, aš jų klausiu, sakau, baigėsi egzaminas, išeina neišlaikė. Bet jie išeina laimingai iššiepę. Žinai, kad mums su jumis irgi buvo labai linksma. Viskas? Viskas. Viskas? Ne taip baisu, kaip tikėjausi. Valio.